Ignai, sveikas sugrįžęs, smagu trečią kartą turbūt tavęs paklausti apie nebaigtus reikalus Marijampolėje, tai po sezono paskutinių rungtynių panašiai kalbėjom, dabar pasirašei sutartį naują su Sūduva, tai turbūt dar yra reikalų ir paaiškink, kokios mintys, kodėl pasirašei, ko tikiesi. Jo, malonu čia būti, iš tikrųjų, smagu pasirašyti dar metams, sakykime, su Sūduva. Kažkaip čia viskas gerai, tai Marijampolėj. Sąlygos geros, viskas gerai, treneriai gerai, tai malonu čia būti. Dėl to vėlgi nebaigtų reikalų, kaip čia sako, tai kaip sakyt, pernai likom ketvirti, tai šiemet jau norisi gal aukščiau kažkur tai būti, tai čia tik tokie tie reikalai turbūt, o viso kita, tai nežinau, viskas savo, viskas žinoma, tai malonu čia būti. Kažkas nepasikeitė nuomonė apie praeitą sezoną, kalbėjom po pačių paskutinių rungtynių, dabar porą mėnesių praėjo, vis tiek apmastei, turbūt viską apsidėliojai, kaip tas sezonas atrodo iš distancijos šiek tiek. Jo, viskas kažkaip susistovėjo, tai nežinau, tas sezonas, kaip ir sakiau, turbūt, kad buvo visko, kaip sakyt, buvo geresnių atkarpų, buvo blogesnių. Bet, tai paėmus ketvirtą vietą, tikrai nėra blogas rezultatas. Bet dabar jau vėlgi norisi kažkur aukščiau būti. Sekei turbūt pasikeitimus, kad Vidmantas Murauskas perdavė pareigas Mantui agentui. Kaip sekei, kaip reagavai, ką kalba žaidėjai? Sakykime taip, kad galbūt buvo galima tikėtis kažkokių permainų, nes kaip čia jau visi turbūt žinom, kad Vidmantas norėjo jau kuris laikas parduoti, sakykime, klubą, tai kaip ir labai baisiai gal nenustebino. O dabar, nežinau, tokia šiek tiek nežinomybė, ko čia tikėtis, bet tikiuosi, kad bus dar geriau. Tikslą jau kaip ir paminėjai, jeigu sakėjau, kad norisi virš ketvirtos vietos, tai turbūt apie tai reikėtų ir kalbėti, ar ne? Jo, manau, kad vis tiek norisi kelti aukščiausius tikslus, tai ten, nežinau, gal nesimėtysiu frazėm, kad čia tapsim čempionais ar dar kažkas, bet norėtųsi bent jau aukščiau, kažkur trejate būti bent jau.